Kadangi ir taip daugelis iš jūsų yra suinteresuoti tik scrollint TikTok'e arba žiūrėt Pornhubą ir nekeist savo gyvenimo, tai šiandien papasakosiu, kaip galima kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Tai va, čia nupiešiau grafiką, kad man lengviau būtų paaiškinti, ką aš noriu pasakyti ir kad jums būtų lengviau suprasti. Tai pavyzdžiui, mes turim pirmą zoną, kuri pavadinta yra komforto zona, kur mes visi jaučiame saugus. Tai pavyzdžiui, kai norime kažką padaryti savo gyvenime tokią wow, kur pavyzdžiui pradėti sportuoti, susižiūrėti mitybą, gal pasikelt pažymius mokykloje arba gauti naują darbą, mes jau pradedam ieškoti savo komforto zonos, kol mes bandom kažkokius sunkius dalykus atlikti, nors tiesiog taip nėra įmanoma. Tuom pačiu, kai mes šitoj esam, mes pereinam ir į šitą zoną, kuri yra baimės zona, kur ieškome pasiteisinimų. Tada jau mūsų vidinis toks instinktas kikina, kur mes kaip ir ieškom pasiteisinimų, kodėl tai verta daryti, kodėl tai ne, gal man geriau tiesiog to nesiimt. Tada pavyzdžiui, kai jau mes esam maždaug trečioj zonai, tai yra mokinimosi zona, kur mes atmetam šitas visas zonas, mes pereinam per šitas ir tada pradedam kažką mokytis, iš kažkur imti tiesiog knowledge, kuris mums padeda augti kaip asmenybei. Todėl ir yra verta išeiti iš tų komforto zonų ir tiesiog įgauti naujų žinių. Taip ir mes tobulėjame kaip asmenybė. Tuo pačiu, po to jau, kaip ir sakiau, eina augimo zona, kur mes padarom klaidas, bet mes pripažįstam, kad mes nesam tobuliausi, kad mums reikia padaryti klaidų tam, kad mokytis. Ir mes šitoj zonoj būdami, pavyzdžiui, tiesiog iš karto būname geresni už daug kitų žmonių, todėl kad mes jau mokomės ir pamirštam, kad mums reikia komforto zonui būti, kad yra pasiteisinimų ir taip toliau. Tiesiog patariu visiems daryti gerus dalykus, stengtis, prisimti visas atsakomybės ir būti vyrais. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.